Bankai. Juk yra komerciniai bankai, jie tokie patys akcinės bendrovės ar uždaros akcinės bendrovės, tačiau ne visiems verslams sąlygos vienodos, jeigu paimsim bankinę sistemą. Tai, ką politikai padarė su grynaisiais pinigais, tai, ką padarė su apyvartos mokesčiu, kurį jūs paminėjote, beje, ką mes mokame visi. Kitas pavyzdys - energetika. Juk mažojo investuotojo ar mažojo mokesčių mokėtojo pinigai į biudžetą yra taip pat įmokos į biudžetą. Tačiau, kai verslas investuoja į energetiką, mes teisės parduoti sukauptą, pagamintą už mūsų investicijas elektros energiją mes negalim, tą gali tik tai išskirtiniai. Atliekų tvarkymas. Juk šiaip tai yra uždaros akcinės bendrovės, tačiau mes jo mokame duoklę. Jeigu rinkliava, tai yra jinai duoklė, tai nėra už paslaugą sumokami mokesčiai. Tai iš tikrųjų įvardinot visas paslaugas, kurios yra iš esmės kontroliuojamos valstybės. Energetika, bankų veikla, atliekų tvarkymas ir aibė kitų paslaugų. Tai čia yra atsakymas tas, kad visos tos tarnybos sukurtos, ar tai būtų Vertas ar Lietuvos bankas, jos visų pirma yra ne vartotojo, ne paprasto Lietuvos gyventojo, ne verslo pusėje, bet iš esmės tų pusėje, kurias tas paslaugas atlieka. Ne kad sumažinti paslaugos kainą, bet kad tik nebankrutuotų ta įmonė, koks nors Ignitis, ar ten dar kas nors, ar koks nors bankas būtų patenkintas. Milijardas pelno. Ir milijardo pelno, ten straipsnių krūva pasipylė, visam kontekste visi bankai savo įkainius pakėlė. Pelnas, ne minusas. Ir Lietuvos bankų viskas yra gerai. Tad kviečiam Lietuvos banko vadovą, kad paaiškintų logiką, nes mes iš esmės nesuprantam ir Lietuvos žmonės nesupranta, kodėl taip gali būti. Tai kol nebus tos tarnybos, kurios yra sukurtos ir prižiūrimos vyriausybės, Seimo ir visa kita, kol nepriverstų tarnybų veikti gyventojų interesams ypatingai, tol situacija nepasikeis. Tai čia matyt pats pagrindinis dalykas. Ir aišku, sutarimas. Jūs kalbate kažkokios dalies verslo, yra kitų asociacijų, kurios, kaip ir minėjau, dalyvauja tose diskusijose, kol tarp organizacijų nesusitarsit, irgi nebus kažkokio tai varianto. Toks visiškai smulkus pavyzdys, visiškai paprastas pavyzdys. Esu pats iš Kėdainių, dalyvauju panašiai diskusijoje tik tai su Kauno pramonės amatų rūmais. Ten buvo klausimas, kurį iškėlė verslas. Ar kandidatams, tuo metu mes buvom kandidatai merus, sako, ar jūs esate už tai, kad infrastruktūros mokestis vienam ten rajone būtų panaikintas. Visi kandidatai iki vienos atsakė, taip, tikrai nereikia to. Po rinkimų užregistruojam pasiūlymą, infrastruktūros mokestį sumažinti iki 1 euro, visi balsuoja ir tie patys kandidatai, kurie kalbėjo toje diskusijoje, balsuoja prieš. Motyvas buvo toksai, verslas neprašė. Nepaisant to, kad iki rinkimų tokia diskusija buvo. Tai kai susitarsite ir pradėsite kalbėti garsiau, manau, kad situacija pasikeis taip, kaip buvo su ūkininkais, kurie iš esmės savo tikslų pasiekė su traktoriais ir panašiai. Arba klaidų užtaisimas, kaip kalbate, kad įstatymai nėra keičiami. Keičiami įstatymai, kada yra pripažįstamos klaidos. Tai nebūna taip dažnai, kaip įvyko su naftos dujų akcizu, kuris buvo be proto padidintas, pripažinta klaida ir ištaisyta.